Sekmadienio rytą į Vilniaus Šventųjų Petro ir Povilo bažnyčią gausiai susirinko tikintieji. Nors iš visų religinių bendruomenių Lietuvoje katalikų yra daugiausia, bažnyčia susiduria su iššūkiu. Kiekvienais metais į kunigų seminariją stoja vos keli jaunuoliai. Šiuo metu visoje Lietuvoje kunigystę besimokančių seminaristų yra mažiau nei 30. Klaipėdos Marijos Taikos karalienės bažnyčioje adoracijos metu grojantis Justinas praėjusią vasarą įstojo į seminariją Italijoje. Jis planavo tapti kariuomenės kapelionu. Po kelių mėnesių suprato, kunigystės kelias ne jam, nors ši mintis jį žavėjo dar nuo mažens. Dažniausiai žmonės yra dviejų kategorijų. Arba jie įtiki jau gyvenimo perspektyvai, arba jie tiki nuo kūdikystės, nuo vaikystės, nes taip tą įtaką padarė jų tėvai. Tas tikėjimas, kurį man siūlė tėvai, buvo labiau tėvų tikėjimas negu mano tikėjimas. Dabartinis mano tikėjimas, jis turėjo šiokį tokį virsmą, kai man buvo 19-20. Justinas augo krikščioniškoje šeimoje, tačiau sulaukęs paauglystės, kaip teigia, pradėjo maištauti, susidomėjo baltų tikėjimu ir ėmė save laikyti pagoniu. Įeinu į bažnyčią, dalin, per pelį, žinai. Gerai, pabūsime tose mišiose, žinai, o aš tai pagonis, žinai, visą širdim, man tai, žinai, per kūną žaibai ir visi kiti dalykai. Nuėjau į paskutinį bažnyčios suolą, lygiai taip kaip dabar, su uniforma, nes tiesiai po tarnybos, atsisėdau galutiniam bažnyčios suolę ir tiesiog pradėjau grot vargonai su ta pilka ir šalau nuoširdžiai pradėjau verkti. Justinas sako, kad nuo tos akimirkos jam nebeliko abejonių dėl savo tikėjimo, vis dėlto iškilo kitas klausimas, kokį įsipareigojimo kelią pasirinkti. Kiekvienas jaunuolis, vaikinas, turbūt tikintis vaikinas turiuomenį, galbūt pamąsto, kad jeigu ne šeimos modelis, tai yra kunigystės modelis. Tarnaudamas ordinariate ir matydamas kapeliono atsidavimą, Justinas iš naujo susižavėjo kunigyste. Išsakęs šį norą garsiai, jaunuolis gavo pasiūlymą stoti į seminariją Italijoje. Vis dėlto abejonės dėl šio sprendimo jie apniko dar prieš paliekant Lietuvą. Kai reikėjo atiduoti paskutinius daiktus, kai reikėjo nusimauti uniformą ir atiduoti sandėlius, nes tokios taisyklės, aš galvoju, gal dar neišleis manęs lauk. Gal nenutrauks sutarties kariuomenės su manim, gal tai nereikės važiuoti, viskas bus gerai. Ir tokios dvejonės jos jau buvo. Iš pradžių atlikęs praktiką Vatikane, Justinas susidūrė su kalbos barjeru. Atvykęs į seminariją ir patyręs kunigišką rutiną, kėlimas į 6 ryto, 6 valandas trunkančias maldas ir mokslinių darbų ruošimą laisvu laiku, Justinas apsisprendė, kunigu būti nenori. Aš vis dar tikėjimą įsivaizdavau tokį džiaugsmingą gyvenimą ir tokį, tiesiog laisvę širdį, žinai. Tikėjimas suteikia laisvę, jis iš tikrųjų tikėjimas suteikia laisvę. Bet tenais jau kažkaip jau man gyvenant ir tas maldos toks režimas, aš suprantu, kad jis turi būti formacija kunigiška, jinai turi vykti. Ir aš suprantu, kad oi, vyrai, palaukit, ne mano, čia aš nenoriu taip. Aš nenoriu būti toks kunigas, kuris kenčia. Arba kuris savo, ta prasme, meluos kasdien, būdamas jau kunigu, kad nes taip pat turėsi melstis, tu turėsi gyventi gyvenimą ir kažkaip taip, ar aš būsiu geras kunigas tiesiog. Justinas tvirtina, kad nesigaili savo sprendimo, tačiau džiaugiasi leidę savo bandyti ir kai to prireikė apsigalvoti. Anot jo kunigystė yra pašaukimas ir priversti save nuoširdžiai rinktis šį kelią neįmanoma. Kunigystė yra, toks, tas pašaukimas, kiek kunigystė yra tas, kaip meilės jausmas, toks, o kodėl tu jį myli? Ką žinau, tiesiog taip yra. Kunigas yra tik tais kelias, kurį renkasi turbūt, drąsūs vyrai. Aš manau, kad renkasi drąsūs vyrai, kurie iš tikrųjų žino, kad jie to nori. Tokį apsisprendimą priėmę jaunuoliai Lietuvoje gali mokytis Kauno kunigų seminarijoje. Čia jie atkeliauja po parengiamojo kurso Telšiuose ir pradeda 6 metus trunkančią mokslo kelionę. Kauno seminarijos rektorius Liutauras Vileniškis yra ramus dėl pasirinkimo būti kunigu, tačiau neslepia, kad jaunystėje jį ilgai kamavo dvejonės dėl savo tikslo ir tapatybės. Pats savo pasisakiau, kad tikrai būsiu kaip visi žmonės, turėsiu šeimą, ir taip toliau. Ir apie tai aš mąsčiau. Nors buvo susižadėjęs, vejamas abejonių ir kaip pats teigia, nenorėdamas daryti kito žmogaus nelaimingo, jaunuolis nusprendė atšaukti sužadėtuves. Bet tas vidinis konfliktas, jis nesuprantamai man, nesuvokiamai mane, taip nedavė ramybės. Ir galutiniai tokie buvo nusprendimas, kad jeigu aš žengiu santuokos keliu, tai aš
tikrai būsiu nelaimingas. Būdamas studentas, kunigas Liutauras bandė įvairiais būdais suprasti, kodėl neranda vidinės harmonijos. Psichologijos, psichoterapijos, transcendentinės meditacijos, reikia, aura soma, ko tik tai aš nesu išbandęs. Ir va, kai mano buvo vidinė krizė, man niekas iš mano draugų, kurie veda įvairiausias terapinės grupelės, jie žiūri mane ir jie nežino, kaip man padėti. Pasirinkęs asketišką gyvenimą, jis 10 metų praleido Norvegijos kalnuose, kur gyveno vienuolyne be vandentiekio, elektros, mobilaus ryšio. Būdamas ten, kunigas Liutauras daug metų jautė didelę nostalgiją savo tėvynei, tačiau sako, ten subrendęs kaip asmenybė ir galiausiai atradęs ramybę. Tenais tikrai tokia buvo ir dvasinė mokykla, ir brandos mokykla, kur aš tikrai ir subrendau kaip žmogus, kaip asmuo. Rektorius teigia antrą kartą įsimylėjęs, tik šį kartą Jėzų Kristų. Nors rasti kelią jam užtruko ilgai, supratęs savo pašaukimą jis neabejojo, pasaulietinio gyvenimo pagundos po 10 metų kalnuose nebuvo kliūtis. Grįžęs į Lietuvą jis įstojo į kunigų seminariją, 43 tapo kunigu. Kalbėdamas apie seminaristo gyvenimą, rektorius pripažįsta, seminarijos studentai turi laikytis griežtos dienotvarkės. Mes rytą pradedame 6:45 įprastai, jau ateinam į bažnyčią, turime tokią tylos maldą, kaip meditacija, su mąstymu tokiu, tai su tokia ramybė ir tyla, paskui turime rytmetinę maldą ir mišias. Seminarijoje daug dėmesio skiriama bendruomeniškumo skatinimui, vyksta pastoracijos, kurios skirtos išmokti, kaip perduoti tikėjimą žmonėms. Nes žmonės dabar labai yra individualūs, jie nori viską būti vieni savo ir patys savo patenkinti. Vis dėlto, matydamas mažesnį stojančiųjų srautą, Liutauras Vileniškis įžvelgia ir teigiamą pusę. Jeigu tave palaiko šeima, ir tai yra prestižas, visai giminiai, visai šeimai, turi savo kunigą. Dabar tai nėra taip. Ir jeigu tu dabar ateini, tai daugiau iš idėjos ateini, ne iš prestižo. Rektorius pastebi, kad seminarijų studentų skaičius mažėja visoje Europoje. Pasaulis ir visuomenė keičiasi, tačiau krikščionių bažnyčia bando prisitaikyti prie šių pokyčių. Kai mes klausėme, kai aš buvau seminaristas ir mes klausėme vyskupo, kaip jūs matote mūsų kunigystę, nes mums jau tas klausimas, jūs jau matėm tas kontekstą ir sakom, kaip jums atrodo. Tai buvo atsakymas, sako, mums galbūt ateis laikas, kai jūs turėsite pradėti nuo nieko, nuo nulio. Liutauro Vileniškio teigimu, gyvenant nuolat besikeičiančioje aplinkoje, jaunam žmogui įsipareigoti yra be galo sudėtinga, o bažnyčia, paremta hierarchinės struktūros principais, reikalauja ypatingo paklusnumo. Ir ypatingai šiais laikais daryti įsipareigojimą, koks jis bebūtų, į santuoką, kunigystę, vienuolystę, įsipareigojimą visam likusiam gyvenimui. Tai yra wow. Sakom, čia neįmanoma žmogui, kuris yra toks svyruojantis, toks nepastovus, ypatingai šiais laikais. Anot Vilniaus universiteto profesoriaus Pauliaus Vaidoto Subačiaus, visuomenės ir bažnyčios įsivaizdavimas, kas yra geras kunigas, skiriasi. Bažnyčia iš dvasininko tikisi pirmiausiai, kad jis atliktų dvasininko misiją, kad jis evangelizuotų žmones, kad jis vestų juos šventėjimo keliu, kad ragintų juos sekti Kristumi. O visuomenė, ypač plačioji, labiausiai tikisi, kad jis bus geras aktorius, gražiai giedos, labai iškilmingai atliks įvairias apeigas. Profesorius teigia, šiais laikais dvasininkų nusižengimai visuomenės vertinami itin kritiškai. Dvasininkų bendruomenė yra gana uždara bendruomenė. Tokioms bendruomenėms visada būdinga tai, kad yra ir slepiamos ydos ir kad tos ydos turi tokią terpę, dirvą išvešėti. Nors XIX amžiuje ir XX amžiaus pradžioje jau pats priklausymas luomui reiškia prestižą, šiais laikais kunigystės simbolinis kapitalas, kurį sudaro teisinis statusas, pajamos bei kasdienis religijos praktikavimas, krinta. Bendruomenės asmuo, tai jeigu pati ta bendruomenė, religinė bendruomenė, vis mažesniam žmonių skaičiui yra kasdieniškai svarbi, jeigu jos prireikia tik tai kažkokiomis ypatingesnėmis gyvenimo aplinkybėmis, per laidotuvės, galbūt tam krikštui ar dar kažkam šeiminėms šventėms, tai ir dvasininko vaidmuo tada iš karto yra mažesnis. Intensyvūs jaunimo dvasiniai ieškojimai neleidžia spėti, ar ateityje kunigystės kelią rinksis daugiau ar mažiau jaunuolių.
Vis dėlto sumažėjus šio pašaukimo simboliniam kapitalui galima tikėtis, jog tokį kelią pasirinkę asmenys nuoširdžiai vykdys pagrindinę šios gyvenimo dedikacijos misiją – tarnauti Dievui ir žmonėms.